Vieno daugiabučio Kaune gyventojai pašiurpę, pakraupę, suglumę, pasišlikštėję ir dar daug panašiai stiprių žodžių galima būtų sakyti ir vis tiek situacijos nerealumo nepavyks jums perduoti, kol nepamatysite TV3 žurnalistų nufilmuoto vaizdo. Namo gyventojų butus užpuolė kirmėlės. Ir nutiko tai, kai kaimyninėme bute mirė 94 senolis. Vyriškis gyveno visiškai vienas, tad jo mirtis buvo pastebėta ir jo kūnas aptiktas tik po kelių savaičių. Todėl vaizdas pravėrus duris buvo kraupus. Tarnybos mirusiojo kūną skubiai išvežė, tačiau štai patalpų niekas nedezinfekavo. Ir kuo tai virto kaimynams, dabar ir pažiūrėkite. Įspėju, vaizdai siužete gali būti nemalonus. Čia va, žiūrėkite. Raituose. Štai tokie šokiruojantys kirmėlių vaizdai tapo viename Baltų prospekto daugiabutyje gyvenančių kauniečių baugia realybė. Lervos raitosi laiptais, o štai koks gyvių knibždėlynas rangosi prie butų durų ar vamzdžių. Net į butus kirmėlės lenda pro plyšius ir rozetes. Pas mane truputį mažiau, bet pas ją moteriškė saujom, iš visur, iš plyšių, iš rezečių, iš jungiklių. O ką mums daryti gyventojams? Su vaikais gyvenam, tai įsivaizduokite, jeigu lovose net randa šitų. Ir tiesiog jie visur. Pagrindė krenta iš vadinamos iliustros tos. Viršui, žinokit, ten matyti yra tas griovelis kažkoks. Dalį kirmėlių gyventojų jau nunuodijo išpurškę chemikalais, bet ir tie sunkiai veikia. Ryte išydama dezinfekuoju viską, nes išpurškiu ir išbėgu iš to buto, žinot, kad ten. O vakare grįžti sušluoja, judančių pilna. Palieki avalinę, pavyzdžiui, pastatytą. Jeigu ryte ją pakeli, po avalinę jie sėdi visi. Nepadeda dezinfekantai. Pažiūrėkit, va. Va, nepadeda nei dezinfekantai. Pažiūrėkit, va, pilna, va. Čia yra ne taip dzikas, o čia yra lavonų dzikai. Tai kaip ir sakant, jie užkrečia. Gyventojai tapo kirmėlių įkaitais, o viskas prasidėjo po savaitgalio, kai čia viename iš butų rastas nebegyvas 94 metų senolis. Gyventojai pasakoja, kad vyras tempdavęs į namus visokias šiukšles. Tempdavo viską iš konteinerių. Jis pas mus konteinerinis buvo, nes smarvė tai vasaros metu tai iš viso čia negalėdavo įkvėpuoti. Jis, aišku, tualetas buvo jau jo neveikiantis, tai aš nežinau, kuris ir darė. Jis su niekuo nebendravo, tad vyro nieks nepasigedo, o tarnybas iškvietė tik kai smarvės jau nebegalėjo atverti. Ir mes jau pripratę prie smirda, tai smirda, bet kad jisai numiręs, mes ir baladojomės, bet aišku, čia niekas nekėlė, neatidarė mums. Vienišiaus pensininko kūnas bute pragulėjo kelias savaitės, vaizdas buvo itin kraupus, ant kūno ir aplink ropojo kirmėlės. Tai iš kur tie dzikai? Jeigu jis ten apie 3 savaitės gulėjo šilumoj, tai jie visi apsiveisė, ten tas butas užleistas yra, jie visur pasklido. Matyt, dabar ieško, kur galima, žinoti, išrepliuoti jo. Žmonės šlykštisi ne tik gyvių vaizdais, bijo ir užkrato. Specialistai patvirtina, rizika yra, šios lervos gali platinti ligas. Čia yra lavoninių musių kirmėlės, tai yra lervos, kurios veisiasi ir būtent lavonuose, dalyvauja jų audinių irimo procese, minta tais audiniais, jos prisimaitinus tais audiniais gali būti užkrėstos tam tikrais sukėlėjais. Bakterijomis, virusais, tai gali būti maisto kelių plintančių infekcijų sukėlėjai, gali būti parazitinių ligų sukėlėjai. Žmonės stebisi, kodėl išvežus apirusį kūną nieks nepasirūpino patalpų dezinfekcija, tad ėmė ieškoti pagalbos patys. Skambino į daugybę institucijų, šios siuntinėjo viena nuo kitos. Kažką tai reikia daryti. Kažką darom šiandien. Kryžius kelią nuėjo. O kiek telefonų turim? Nes negalima atrakinti, nes vyksta tyrimas. Jūs patys išsikvieskit kažką, kurie negali atvažiuoti, kadangi būtų negalima atrakinti, nes Kauniečiai susirado įmonę, kuri dezinfekuotų bent senolio butą, prisibeldė ir iki teisėsaugos. Šis sureagavo geranoriškai. Šiuo metu vyksta ikiteisminis tyrimas dėl vyro mirties priežasties nustatymo, todėl jo buto durys yra užplombuotos. Tačiau mūsų žiniomis jau yra numatytas laikas, kada policijos pareigūnai į butą įleis dezinfekciją atliekančius specialistus. Žmonės svarsto, kad teks dezinfekuoti ir aplinkinius butus bei laiptinę, o tai kainuos nemažus pinigus. Tik klausimas, ar problema išsispręs, mat senolio butas paverstas sąvartynu ir infekcijos židiniu.